Sveiki. Labas Tomai. Sveiki ir visi kiti. Dar viena vasariška laida iš atvirų metalo dirbtuvių. Kągi, Gvidai, labai pasikeitęs esi? Taip, šį kartą ne Gvidas, šį kartą Rūta. Kągi, o šiandien jinai atliks visus sunkiausius darbus. Ir ką mes tom norim pasakyti? Tuo mes norim sulaužyti mitą. Mitą, kad suvirinimas, plazminis pjovimas ir visa kita yra tik vyriškas darbas. Puikiai tai gali daryti moteris. Šį kartą turėsim projektą, kurį noriu pasidaryti pati. Taip, kad turėsim dvigubą naudą. Aš turėsiu projektą savo sodui. Jūs pamatysit, kad tai yra visai nesudėtinga. Šiandien mes vėl, priminsiu, naudojam iš mūsų draugų stokerio. Tai yra Lincolno Tomahawką. Taip, toks kirvukas pavadinkim. Apie jį laida jau buvo, pasižiūrėkit anksčiau. Galbūt vienas toksai pagrindinis privalumas, kurį mes norėtume dar ir šiandien protestuoti, tai yra vidinis kompresorius viduje. Aišku, prie jo galima prijungti ir išorinį kompresorių, tačiau bus įdomu pažiūrėti, kaip su mūsų šios dienos užduotim susitvarkys vidinis kompresorius. Kągi, kokia darbo eiga? Susiradau internete projektą, skulptūros idėją. Atsispausdinau, susiklievau iš kelių lapų, turime mergaitę, vėliau čia prie jos dar bus ir tinklelis. Ir drugelis. Drugelis, taip, pagaliukai visokie ir konstrukcija, kad mergaitė įsismeigtų ir stovėtų vertikaliai. Graži sodo skulptūra, aš nežinau, ar mes šiandien ją spėsim visą padaryti. Manau, mes padarysim dvi laidas. Tai yra viena laida bus šiandien pjovimo, kita laida bus virinimo, nes be virinimo tikrai mes irgi čia neapsieisim ir visus darbus padarys tik Rūta. Tik pati? Taip, šiandien pjausiu. Kada nors pjoviai? Kitą kartą virinsiu. Vieną kartą laikiau plazminio pjovimo įrenginį rankoje. Okay, tai čia labai jau super. Neužmirštam saugos priemonių, švarkas, odinės pirštinės, tikros odos, tamsūs akiniai. Plazminio pjovimo aparatas Lincolno Tomahawkas man patarė nusistatyti maksimalius srovės parametrus. Įsijungiam vidinį kompresorių, išorinę mums nereikia, bandom jungti. Pirmiausia, prisitvirtinam spaustuvėliais mūsų metalo lakštą, kad jis mums niekur nepabėgtų. Vieną iš galo. Vieną paimkime šonę, tuomet neužmirštame masės laido, jungiame prie pjaunamo metalo lakšto ir mūsų rankena, pirštinės, akiniai ir bandom pirmosius pjūvius. Na ką, gabaliukas nukrenta, reiškia viskas gerai. Bandom nusipiešti liniją, ją išpjaut. Dviem rankom ir svarbiausia neskubėti. Konstrukcija labai karšta, galbūt ne idealiai, bet kaip pirmam meniniam projektui, manau, bus neblogai. Pirštinių dar nenusimsiu, vis tik mergina mūsų yra dar kol kas labai karšta, o mums reikės dar pasiimti šepetėlį ir apsišveisti šoniukus.
pirmą dalį užbaigėme. Merginą turime. Plazma išpjauta. Pamokos. Iš pradžių pjoviau per greitai. Reikėjo šiek tiek lėčiau. Dar geriau, kai laikai abiem rankom ir yra tikrai tvirtai, moteriškai gali taikliau viską išraityti. Aišku, reikėtų susirišti paukus, bet akiniai viską ištaisė. Sekantį kartą darysim tinklelį, drugelį ir visus vamzdelius reikalingus. Iki kito karto. Ate.